Kodėl net suaugęs dažnai jautiesi kaip vaikas, ypač jeigu atsiduri šalia savo tėvų. Narcisistinės disfunkcinės šeimos modelis yra kontrolė. Tai yra padaryti taip, kad tu jaustumėsi priklausomas nuo tų žmonių, tam, kad jie galėtų tave valdyti ir kontroliuoti. Ir kai tokie asmenys pamato, kad tu turi potencialą juos pralenkti, susikurti geresnį gyvenimą, tai yra atsitraukti nuo jų kontrolės, tai jie darys viską, kad tave sumažinti, sumenkinti ir sunaikinti. Nes yra pavojus, kad atsitraukęs nuo disfunkcinės šeimos, tu sugriausi jų taip ilgai puoselėtą šeimos iliuziją. Todėl dažnai žmonėm, kurie iš tiesų yra labai talentingi, turi didžiulį potencialą, bet kurie augo tokioj disfunkciniai narcisistiniai šeimoj, gyvenime būna sunku susikurti stabilų pagrindą, todėl kad jie buvo palaužti psichologiškai dar vaikystėje. Ir pasąmonėje yra sukurtas toks paradoksas. Nors tokie narcisistiniai tėvai niekaip neprisidėjo prie vaiko pasiekimų, prie talentų vystymo ir galbūt tas žmogus viską padarė pats, bet tuo pačiu pasąmonėje tarsi yra programa, kad be tų tėvų aš neišgyvensiu. Todėl dažnu atveju būna netgi labai sunku atsitraukti nuo tokių toksinių narcisistinių tėvų. Bet dabar, kai tai žinai, tu gali sau padėti ir gali tai pakeisti. Ir vienas iš įrankių, kurį aš sukūriau, būtent dirbti su šitom pasąmoniniam programom, yra konsteliacija, vidinis ryšys su motina. Ir šitą audio praktiką gali rasti mano internetinėje svetainėje rutaraus.lt arba per nuorodą mano profilyje.